taip vasariškai išvažiuojam. Bum su nagam. Nu ką, iš šiltos aprangos keliaujam į žiemą. Šeštadienis, pradedu žygį, kuprinė maža nedidelė, tai gal už mane didesnė, jeigu pažiūrėsim veidrodį. Nu ką, pradedam žygį. Šuniukai ilsisi. O aš keliauju. Nu ką, atėjom iš tenai, o dabar eisim į tenai, lipsim į kalniuką, nedaug. Diena nuo 9 ryto iki 18:03, eita apie 20-23 kilometrus ir pagaliau iki pirmo namelio. Sunku, bet aš padariau tai. Svoris nedavė savo, eiti galiu, tik tai svoris sunku. O dabar atėjau namelį ir esu viena. Visiškai. Tokios lovos, bet sako, nemiegoti geriau. Ugnelės, langas. Ir aš. Eisim pailsėti. Už kilometro yra dar viena, bet nežinau, ar aš eisiu iki jos. Tai tiek. Pirmoji naktis namelyje, visą naktį pralijo. Namelyje buvau viena, tai pliusas. Tikrai labai gaila, kad nemokėjau užsikurti šito daikto. Tai yra parafino mašinėlė, bet nelabai netgi mačiau ir parafino. O jeigu pasižiūrėsim, koks oras šį rytą. Labas rytas. Turim didelį vėją. Ir ką, po biškį ruošimės. Keliausim tolyn, kažkur
Žinau, kad turi nusileisti ir tada žemyn. Vieną pusę. O aš atrodau, nežinau, duris neatsidarė. Taip. Štai taip šiandien mes ir keliam. Sveiki, trečia diena, upių diena, vakar vienos nekirtau, pernakvojau, palaukiau, kol kiti ėjo, kad pamatyti kelią, nes labai didelė srovė, nežmoniškai ir matosi tik iki pusės upės, bet šiandien ryte sutikau merginą ir jinai perėjo iš vienos pusės, aš paskui perėjau iš kitos. Liko kirsti dar 2 upės ir dar 20 km. O upės kirtimas atrodo štai taip. Tiesiog eit. Kaip tik ant pietų. Kažkas pamiršo kojines. Bandysiu šiandien pavalgyti ir eiti toliau, nors kojytės kiaurai šlapios. Batai. Kaip tai batai? Šlapi. Vaizdas pro langą pasaka. Ten kažkur atėjom, pro kitą irgi pasaka. Dar yra ne tik šitas. Dar galima pažiūrėti čia. Oi. Kiek skaičiau, turėtų būti lengva trasa, tai bandysiu įveikinėti.
Labas. Jei kas sugalvosit pabūti vieną, žinau, radau vieną žiauriai gerą vietą. Štai čia. Gal norit ir jūs? Privatus namelis, neprieinamas. O žingsniuoju toliau. Labas rytas, 5 diena. Pagaliau miegojau šiltai su 3 vietiniais namelyje. Pasižiūrėkit su tokiu gražiu vaizdu. Namelis didesnis. Šiltai išsimiegota, kojos pradžiūvę, bebatai tai šlapi. Galima pasirodyti. Jau jie išėjo. Taip atrodo. O geriausia, kai turite pamatai saulutę va čia. Ir žinai, kad bus saulėta. Nu ką, eisim šiandien lengvai. Na, tik tai į viršų kalną. Daug sukilimo. Bet mes vyksim. Nes šiandien turim tik tai 16 kilometrų. O lipimo apie 8 valandas. Labas rytas. Vatės, keliaujam. Šiandien keliaujam tokia saulėta diena ir su truputėliu smėlio. Eina laukais. Eina. Ir žiūri, kažkokiu čia raudonų akmenėlių primėtyta. Yra tuo atreisim. Dykiniai. Kas čia per mėlyną raudonuoja ten toliau? Einam pažiūrėti. Ogi kelias. Mes teisingai einam. Ne? Liuks. Varom tolyn. Labas rytas. Šiandien išeina labai šaltai, nes tik 3 šilumos. Rūkas. Bet diena rodo 13 šilumos. Ieškosim saulutės, kol nueisim 20 km.
Labas rytas, 7 diena. Šiandien bus šilčiausia diena, planuoja iki 16, tai spėju aš dar labiau įdegsiu. Šiaip šilta jau dabar ryte, dabar yra 9 ryto. O eisim šiandien visą dieną palei ežeriuką. Visi 20 km yra palei ežerą. Už tai vandens turėsim daug. Iš čia, ką mes turim gražuolę pakeliui. Eisim tolyn. Tai mano 15 šilumos einam prieš vėją virto žieminė striuke. Bet jau nebedaug liko, apie 5 km. Ir štai ką mes turim, tą patį ežeriuką. Na ką, paskutiniai vakarai, liko 2 vakarai. Tiksliau ne šis vakaras ir kitas. Ir kol lyja esu namelyje, tikiuosi oras biškį nustos lyti ir galėsiu pasistatyti palapinę, nes paskutinės naktis norisi lauke. Kaip tik turėtų nebūti šalta, vėjo turėtų nebūti, o namelis atrodo taip. Kas po miega, kas po. O kas valgyt darosi. Štai kaip gražu yra išėjus iš namelio pamatyti ledo likutį. Truputuką. Reta kažkur čia kraštuojasi. Ir jau paskutinės 2 dienos. Labas rytas, 8 diena. Jau aš išėjęs, valandžiukė einu, bet už tai kokiu geru, gražiu vaizdu gersiu kavytę rytinę. Pasaka rytas, šiltas. Aišku, uodų yra, truputį nori kasti. Bet mes juos įveiksim, jau nebedaug liko. Ir keliausim šiandien vėl 20-uką. Nebedaug liko, jau apie 30 km. Gal dar šiandien ir pavyks ir tuos 10 likusius įveikti.
ką, liko apie 5 kilometrus ir labai tikėtina jau šiandieną pabaigsiu trasą. O tai išduoda šis ženkliukas. Ir kadangi RTV eina kartu kelias, prasideda keliai, artėju miestelio. Vėliau 8 dienos, trasa įveikta. Civilizacija. Aš jau finiše. Mažąją miestelio, kur realiai viena didelė gatvė ir daug nameliukų. Esu pačiam centre, po dešinę, kaip ir oro uostas viešbutis. Po kairę gyvenamieji namai, šiluminis mazgas ir parduotuvė. Žinoma, ledai. Šiandieną pas mane šilta. Vėjo nėra. Bet už tai labai gražu pabūti visai kitoje vietoje, negu esu